Turkijoje iškrito stipriausias sniegas per pastarosius 50 metų. Jungtinės valstijas jau 8 kartą šią žiemą užklupo dideli šalčiai. Rusijoje už poliarinio ratų teigiama temperatūra, o Sočyje palmės ir paplūdimiai padengti sniegu. Armėnijoje dėl prasto oro per vieną dieną įvyko daugiau nei 1000 eismo įvykių. Daugiau informacijos apie šias ir kitas klimato anomalijas įvykusios vasario 19-25 dienomis žiūrėkite šioje apžvalgoje. Rusija. Temperatūros chaosas Rusijoje nenustoja stebinti ekspertų. Už poliarinių ratų esančiame Kolos pusiasalyje vietomis šalnų nebuvo net naktį, o dieną temperatūra pakilo iki +5 laipsnių Celsijaus. Murmanske ši žiema buvo ne tik neįprastai šilta, bet ir rekordiškai snieginga. Kritulių kiekis buvo didžiausias per pastaruosius 90 metų. O Urale vasario 24 dieną buvo užfiksuoti staigus temperatūros pokyčiai. Ryškiausias kontrastas buvo Sverdlovsko srities Ivdelio mieste. Naktį buvo atšiaurus -26 laipsniai šalčio, o dieną temperatūra pakilo iki +2,4 laipsnių Celsijaus. 28,4 laipsnių skirtumas vos per 12 valandų yra tikras iššūkis regiono gyventojams. O šalies pietuose įsivyravo neįprastai šalti orai su gausiu snygiu. Vasario pabaiga Kabardino-Balkarijos Respublikoje tapo šalčiausia per visą šio regiono stebėjimų istoriją. Kalnuose temperatūra nukrito iki -30 laipsnių Celsijaus. Stavropolio krašto mieste Mineralinėje Vodai vasario 21 dieną dar nakties temperatūra buvo maždaug -12 laipsnių, o jau kitą naktį temperatūra nukrito iki beveik -25 laipsnių Celsijaus. Krasnodare, Novorosijske ir kitose Kubanės miestuose bei regionuose užšalo vandens rezervuarai. Vietomis jūros ledas atsidūrė gatvėse. Azovo pakrantė dėl stipraus vėjo ir žemos temperatūros buvo padengta storo ledo pluta. Kubanės kalnų kurortų meteorologinių stotys užfiksavo rekordinius kritulių kiekius. Sočyje sniegas iškrito ne tik kalnuotose regionuose, kur sniego pusnų aukštis siekia 3 metrus, bet net ir pakrantėje. Žalios vejos, palmės ir gėlės buvo padengtos storų sniego sluoksniu, o tai regione yra itin retas reiškinys. Plikledis Sočio kelių reljefą pavertė tikrų bandymų poligonu. Autobusai nevažiavo, o slydo. Kai kuriuos rajonus pasiekti buvo galima tik pėsčiomis. Sakartvelas. Blogas oras atėjo ir į Sakartvelą. Šalies vakaruose iškritęs sniegas atšaukė traukinių reisus. Gudaūris ledinėjimo kurortų teritorijoje sniegas beveik visiškai padengė automobilius. Kachetijos regione sustabdytas viešasis transportas. O Poti mieste be elektros liko apie 6000 vartotojų. Dėl šilto klimato kurortinėme Batumyje, kur net ir žiemą vidutinė maksimali temperatūra siekia apie +10, namuose šildymas nenumatytas. Tačiau šį kartą buvo labai šalta, o miestas buvo padengtas tokiu kiekiu sniegu, kad komunalininkai negalėjo susitvarkyti visą parą. Armėnija. Vasario 20 dieną Armėniją užklupo stiprus sniegas, dėl kurio kilo transporto chaosas. Per vieną dieną visoje šalyje užregistruota per 1000 autoįvykių. Aragato kalno srityje sniego gylis siekia apie 120 cm. Jerevano meras prašė sostinės gyventojų neišeiti iš namų, nebent tai būtų būtina. Mokyklose ir universitetuose buvo atšauktos pamokos. Šaltas arktinis oras pasiekė ir rytinę Viduržemio jūros dalį. Graikija. Graikijoje šiauriniuose regionuose temperatūra nukrito žemiau -20 laipsnių Celsijaus. Šaltis visiškai sušaldė šalia Florinos miesto esantį Polipotamoso krioklį, nustebindamas net prie žemos temperatūros įpratusius vietinius gyventojus. Dėl šalto oro Rodogėlis nušalo ir pasidengė ledo sluoksniu. Audrą lydėjo gausus snygis, kuris pasiekė net Atiką. O Eibėjaus saloje apsnigti kalnų kaimai. Vietos valdžia buvo priversta naudoti specialią įrangą keliams valyti.
Turkija. Turkijos gyventojai patyrė didžiausią snygį per pastaruosius 50 metų. Jį lydėjo staigus temperatūros kritimas didelėje šalies dalyje. Stambule sutriko susisiekimas. Sunkvežimiai įstrigo įkalnėse, o mieste įvyko mažiausiai 139 autoįvykiai. Laivų tranzitas per Bosforo sąsiaurį buvo sustabdytas abiem kryptimis. Dėl prastų oro sąlygų Turkijoje tūkstančiai turistų, įskaitant tranzitinius keleivius, įstrigo skirtinguose pasaulio oro uostuose. Vietomis tiesioginė prasme per naktį iškrito iki 48 cm sniego, o kalnuotose regionuose sniego pusnų aukštis siekė 1 metrą, atskirsdamas ištisus kaimus nuo išorinio pasaulio. Savaitės pabaigoje arktinis oras pajudėjo toliau į pietus ir apėmė Kiprą, Libaną ir Izraelį. Irakas. Kelių Irako Anbano provincijos miestų gyventojai tapo šiuose vietose itin retų reiškinio liudininkais, neįprasto snigimo, kurį lydėjo staigus šaltukas. Šiaurinėje Kirkuko provincijoje smarkiai snigo, ko, pasak vietos gyventojų, ten nebuvo matyti jau kelis dešimtmečius. Kai kurios provincijos sustabdė pamokas mokyklose ir sumažino darbo valandas vyriausybinėse institucijose. Iranas. Irane 25 iš 31 provincijos užklupo stiprus sniegas ir žema temperatūra. Šios oro sąlygos pablogino esamą šalies energetinę krizę. Dėl to sostinėje Teherane visos mokyklos, universitetai ir vyriausybinės įstaigos, išskyrus medicinos ir paslaugų centrus, buvo uždarytos dėl dažnų elektros ir dujų tiekimo sutrikimų. Jungtinės Amerikos valstijos. Jau 8 kartą šią žiemą JAV užklupo galinga žiemos audra, paralyžavusi gyvenimą 10 valstijų. Iškritęs sniegas sukėlė chaosą keliuose ir oro uostuose. Visoje šalyje buvo atšaukta apie 4000 skrydžių. Vasario 19 dieną Virginia Beach, Virdžinijos valstijoje, iškrito beveik 32 cm sniego. Osvego apygardoje, Niujorko valstija, kur kai kuriuose vietovėse per savaitę iškrito daugiau nei 180 cm sniegų, nuo sniego pusnų svorių įgriuvo 26 pastatų stogai. Arktinis šaltis ir sniegas sukėlė daugiau nei 1500 avarijų ir 4 žmonių mirtį. Valdžia paragino žmonės likti patalpose, nes didžiulis šaltis apėmė didžiąją šalies dalį. Vasario 19 dieną Pietų Dakotos valstijoje buvo nustatytas naujas istorinis minimumas – beveik -39 laipsniai Celsijaus, o Šiaurės Dakotoje temperatūra nukrito iki -42. Detroite, Mičigano valstijoje, po didžiulio vandens tiekimo vamzdžio pratrūkimo automobiliai buvo įšalę į ledą – Kinija. Vasario 20 dieną užsitęsęs sniegas sukėlė galingą laviną Meilisio Šano kalne, Kinijos Junanio provincijoje. Jos kelyje atsidūrę turistai spėjo pasislėpti vidiniuose pastatuose. Laimė, aukų ir žalos buvo išvengta. Kartu su įvykio detalėmis naujienose buvo paskelbtas priminimas – nepanikuokite ir nesustokite pasižiūrėti. Tai atrodo akivaizdu, tačiau pažvelgus į žmonių elgesį kataklizmo metu kyla daug klausimų. Kodėl žmonės rizikuoja savo, o kartais ir savo vaikų gyvybėmis dėl gražaus kadro ar aštrių pojūčių šalia lavinos? Kur dingsta savisaugos instinktas tiems, kurie vietoj bėgimo filmuoja laviną ar nuošliaužą? Kodėl žmonės per žemės drebėjimą gelbsti kai kurios daiktus, bet ne patys save? Ir net tokiose situacijose, kai nėra akivaizdžios grėsmės, pavyzdžiui, stipriai sningant, kai geriau likti namuose, kažkam skubiai reikia eiti į kepyklėlę, o tada akivaizdu jį reikia evakuoti, jei suspės. Stebėdami, kas vyksta planetoje, vėl ir vėl savęs klausime, kodėl žmonės nustojo saugoti savo gyvybę kaip aukščiausią ir nepakeičiamą vertybę. Iš tiesų, pagrindinė mūsų visuomenės krizė, be klimato, ekonomikos ir visų kitų, yra gyvybės vertės krizė. Prisiminkite tų, kurie išgyveno mirtiną pavojų žodžius. Svarbiausia, kad aš gyvas.
o mano artimieji yra šalia. Kai mes suvokiame savo gyvenimo vertę, mes pradedame vertinti ir kitų gyvenimus. Klimatas suteikia mums galimybę pagaliau suprasti, kas yra tikrai svarbu. Pasaulis drastiškai keičiasi. Dabar mūsų laukia uždavinys, nuo kurių sprendimų priklauso ne tik ateitis, bet ir visų žmonių gyvenimas. Taip, šioje problemoje yra daug nežinomųjų, bet ją išspręsti įmanoma. Dėl gyvenimų verta pakovoti.